Kaip mačiau, paskutinis mano TikTokas, ar Reelsas, čia kur jau TikTok ir Instagram'e šitas video bus, bet šiaip labiau TikTok, Instagram'e labiau visi ramesni. Sukėliau daug komentatorių diskusijų, o ten tiesiog sveikinus, respektą daviau, čia kas kaip vadina, taip nepagadinsi, kaip sakoma, su mopedu. Ir ten tipo, oi, sakau, nepasisveikinu su manim, kai blogai, pasiskundžiau, o gale video vos pats nepražiopsojau to su kitais motociklininkais. Tai tiesiog, chebra, žinokit, aš ten kaip jokutį kėliau, kaip jokutis mano mintis kartais būna, tiesiog kaip turinį kėliau, aš nieko neišeis, nei nieko nenorėjau. Tiesiog tokį kaip priminimą, kad va, būna pasisveikinam, būnam ne, ir pilnai suprantu, kad įmanoma nepamatyti, mieste intensyvus eismas, kiti bijo vairą paleisti. Viskas čia yra su tuo gerai, viskas yra normalu. Ten tiesiog kaip, sakau, kaip kontentas, kaip šiais laikais sakoma, buvo įkelta. Būnagi tikrai ir aš nenuleidžiu tos rankos ir nepasisveikinu. Ui, koks čia pravažiavo. Tai nepriimkim tų TikToko Reelsų mano keltų kartais rimtai. Tikrai būna, kaip pajuokaujant, ten tikrai nebuvo rimtos mano mintis apie tą žmogų, kuris nenuleido man rankos ir nepasisveikino. Pavyzdžiui, mačiau irgi sako, tai ką tu ten su mopedu sveikinės? Pirmieji turi sveikintis. Tiesiog aš pats iš tokių išaugau, aš nuo 1,25 išaugau, bet vis tiek. Ir, kažkaip noris su jaunimu irgi pasisveikinti. Gal, pavyzdžiui, iš jo išaugs motociklininkas, gal praskraidinsiu jo dieną. Visko gali būti.